Pasižiūrėjusi pirmąjį savo šokį, Liepa puolė save kalti prie kryžiaus. Čia tai visų pirma atrodžiu tokia didelė karvė. Dabar užsklanda, uždėkit, kaip atrodo karvė ir mano nuotrauka yra viens prie vieno. Ne, realiai, tai buvo blogai. Ir kažkaip atrodė ne taip, gal tos kojos drebėjo, nors drebėjo, bet kažkaip tokia išsikėtus ir kuprota. Visgi aš pasidariau tokias išvadas, kad esu kuprota išleivom stambiom kojytėm. Pasirodo, tokios savikritikos priežastis moteriškas pavydas, kad kitos projekto dalyvės gražesnės. Figūras taip žiūrėjau visų, kad labai jau gražios tos šokėjos, žinokit. Mas gražiai atrodo, tas kojytės tokios mažos, plonos, rankytės mažos, plonos, ūgis nedidelis, aš tik šiaip tokia didelė. Man yra nerilės figūra, labai graži. Pas ją tokia platus pečiai, tokios plonos kojytės. O aš visą gyvenimą norėjau planų kojyčių. Pas man yra neplonos kojytės. Neįtikėtina, bet nuodėmingos vilioklės įvaizdį susikūrusi Liepa pasirodo yra drovumo įsikūnijimas. Ant scenos dabar, kai reikėjo įšokti ir ten glaustytis ir į akį žiūrėti partnerį, man tai buvo didžiausia tragedija. Aš žingsniais išmokau greitai įsišokti, bet daugiausia turbūt reikėjo man dirbti ant to, kad labai pakelti savo akis ir pažiūrėti audrių, nes nežinau, kodėl aš labai bijau tokių kontakto. Ir visi tie prisilietimai kažkokie tai tokie, aš jaučiausi žiauriai nejaukiai.